Nu tai sveiki visi. Šiandien sugalvojau tokią durną idėją. Važiavau į tunelius, kur vanduo iš šaltinių išbėga. Ir pabandysim įlyst, pažiūrėsim, kas viduj gero. Nu tai čia netoli yra tie tuneliai. Vienas ten, kitas ten. Ir dar du kitoj vietoj, kuriuos aplankysim. Nu tai čia vienas iš tunelių. Pagalys kažkur. Šiaip vandens tai nedaug. Čia biški daugėjo vandens, nemanau, kad išeisim į kitą pusę. Ne, tikrai į kitą pusę neišeisim, čia paskui jau daug vandens. Bet tikrai normaliai galim nueiti. Nu tai turbūt tiek ir nueisim, nes čia po to gilėja stipriai, tai nenoriu prisemti. Nu tai einam atgal, nes čia nu jau stiprėjo vandens daugiau. Nebūtume išėję į kitą pusę tikrai. Nors dar galvoju pažiūrėti šitą tunelį iš kitos pusės. Nu va čia tokioj vietoje mes. Na, gražus oras šiandien šiaip filmuot. Nu tai čia tas pats tunelis iš kitos pusės, kur ką tik buvom. Iš čia tikrai neįlysiu, nes žiauriai daug šakų. Tai einam į kitą. Nu tai va čia netoli bus ir kitas tunelis. Šiaip žiauriai gražu. Aišku, jau pradeda žolės augt. Pavasaris, logiška. Ten yra kitas tunelis, tai tuo įlysim. Tas daug mažesnis už šitą, tai ten nelabai bus ką pažiūrėti, nu bet tai pafilmuosim. O va tai čia ir kitas. Šitas daug mažesnis ir neina per kelią, anas ėjo per kelią. Tai va čia atiteka kitas upelis. Realiai tas pats upelis. O čia tunelis. Lendam pažiūrėti, kas čia gero. Nu čia vandens irgi nedaug, aišku, jau ant dugno nenusileisčiau, nulipęs. Tada eisim į trečią. Tas turėtų būti irgi ilgesnis. Ar pabandom paėti upeliu biškį. Čia vandens tai visai mažai, beveik nieko nėra. Matosi, bebrų jau būta. Aš žinau, čia būdavo bebrų dabar, tai nemanau, kad jau yra, bet prieš kelis metus čia tikrai jų buvo.
Na tai va, čia trečias tunelis. Irgi biški ilgesnis. Nu, čia dar mažiau vandens. Šičia biški padaugėja, bet daug maž tiek pat kaip anam. Tikrai lengvai galima pereiti. Nu tai čia turėtų netoli būtas ketvirtas tunelis, bet į tą tai nežinau, senai nebuvau, tai neatsimenu, aš tiksliai, gal net neišeis įeiti. Eik pabandyti apeit. Oi, ne, čia mažasis neįlys. Reikėtų atsiklaupus eiti, arba atsitūpus, bet čia vandens dar daug ir šakų. Tai tikrai neįlysiu. Čia kaukolės dalis dar kažkokio gyvūno, dabar tiksliai nežinau. Nu dar pačiai pabaigai pabandom upelių paeit. Gal ką gero pamatysim. Bet turbūt daug nenueisim, nes čia užėlė. Nu jau, čia nepavyks nueit. Nu tai čia turbūt ir užbaigsim. Tai ačiū, jeigu žiūrėjot. Jeigu patiko video, galit laiką paspausti. Galit prenumeruoti kanalą, jeigu patinka toks turinys. Irgi net niekas nekainuoja, viskas nemokamai. Ir matysit visus video, kuriuos nufilmuosiu ir įdėsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero.